Tai pirmiausia yra žaidimų terapijos metodas, taikymas žaidimų terapijos vaikams ir jisai jiems labai patinka, jis yra labai efektingas ir greitai išsikrauna. Greitai galima pamatyti, kad vaikai jau galima daryti kažką kitą. Tai yra toks metodas, kai vaikai iš tikrųjų per jį lavina daugybę savo įgūdžių. Jie gauna geras emocijas, patiria tam tikrus įspūdžius, išsikrauna ir tuo pačiu susidėlioja tam tikros prasmės jų galvelėse. Pirmiausia, tai yra, aišku, iškrovos tas metodas, kada tu darai judesį nuo savęs, iš savęs, ar ne, tu išmeti visą kažkokį norą, visą energijos perteklių, visas blogas emocijas, tu išmeti iš savęs. Ir va tokie judesiai iš savęs į išorę pirmiausia ir yra skirti tam. Tai dažniausiai ryte mes galime žaisti tokį žaidimą, kai jie ateina, būna pilni susikaupusių įspūdžių, rytinės nuotaikos, visko daug ir jie per tą labai gerai išsikrauna vieni kitais, vieni ar ne su kitais. 1, 2, 3. Jie turi būti komandoje, jie turi mokintis būti komandoje, jie gali pasidalinti tam tikrais vaidmenimis, kas yra vadovas, o kas nori turėti vadą. Atsiranda tam tikras, žinot, gyvenimo žaidimas pagal mūsų prigimtinius polinkius, ką mes ir gebėjimus. Tuomet yra pasiaukojimo įvairūs momentai, kad aš galiu nebūti toks lyderis, galiu nestovėti ar ne prie pat mūšio ribos, o galiu pasižiūrėti ir matyti, kad galbūt reikia išgelbėti gale daug gniūžčių prikriutusios, arba reikia kažkokiam draugui padėti. Tai atsiranda daugybė tokių draugystės elementų, kurie iš tikrųjų bene labiausiai sustiprina tada, kai komanda laimi, jie visi turi savo šūkį, jie visi žino ir vertina vienas kitą ir kiekvienas jaučiasi svarbus.